kad tai nebuvo svajonių profesija. Tačiau aš ją dabar, tą profesiją taip pamilau, man jinai patinka, džiaugiuosi savo darbu, savo mokiniais, o labiausiai galbūt savo kolektyvu. Daug ką patys sugalvojom, daug ką patys sukūrėm, ėjom prie to kabineto turtinimo, mokymasis per projektus, mokymasis tyrinėjant, mokymasis bandant. Mokiniai mokosi mokytis pas mus, nėra taip, kad mokytojas viską nurodo ir pasako, ką daryti. Dažniausiai mokiniai turi galimybę pamokose atlikti užduotis taip, kaip jiems patinka, pasirinkti įrankį, kadangi daug jau žino programavimo kalbų, bent yra mokėsi. Vaikai mokosi gyventi išmanioje visuomeniai, mokosi kurti, mokosi ateičiai. Informatika yra toks dalykas, tokia pašėlusi profesija, jinai taip atsinaujina. Tikrai inovatyvi mokytoja, kūrybiška mokytoja ir, turbūt gal tiktų žodis daugiaplanė mokytoja, kadangi jos domėjimosi laukas, jos veiklos laukas yra tikrai didžiulis. Kiekvieną dieną dalindamasi savo žiniomis, Sigita tiesiog užnorina visus mokytojus ir mokinius domėtis informacinėmis technologijomis, energinga, kūrybinga ir be galo nuoširdi. Tokia mūsų Sigita yra kasdien. Dažniausiai visada būna kem 5 minutės, bet kartais atrodo, kad greitai praeina labai jos. Būna įdomus dažniausiai. Kai mokinys klauso pamoką, daro užduotis ir sako, ar jau dabar skambutis, jau nuskambėjo tokia trumpa pamoka, tai va tokie žodžiai, kad jam patinka, kad pamoka trumpa, arba sako, mokytoja, kaip gerai, kad turi kodą, aš galėsiu toliau namuose programuoti. Tu pajauti, kad vaikas neverčiamas mokosi, pats mokosi, jam įdomu, jis programuoja. Tai tada ir smagu, supranti, kad ne veltui dirbi ir ne veltui ateini į tą klasę.